Sveiki! Porą žodžių iš gruodžio 25 Kalėdų. Kalėdų rytas. Kalėdų rytas. Mes su Jokūbėliu einam pusryčiauti, atsigerti kavytės. Čia mano dovana nuo Kalėdų senelio. Ir dar. Čia mano. Labai fainas laikrodukas. Sportinis. Kaip ir jo savininkas. Nešiosiu kiekvieną dieną. Aš irgi. Para la foto. No, para el dedo gordo. Y acá están los otros que le regalaron a Yalenita. Tai kągi, mes jau traukinių stoty važiuojam į Ho Chi Miną. Važiuoti mums 18-19 valandų. Mes pasiruošėm, pasiėmėm bananų, vandenuko. Va. Dar esam užsisakę maisto. Gal spės atvažiuoti, gal ne, niekas nežino. Jokūbas irgi labai laukia važiuoti. Parsisiuntėm labai daug filmų. Tai kad va, aprodysim jums mūsų kajutę, kaip sakoma. Bắp ngô này, sập vừa to vừa dài luôn rồi. Bắp ngô là này, không ngon không lấy tiền luôn cô quý vị. Ateinam. Eik. Mes Saigone. Atsikėlėm prieš 3 sekundės. Buvo čia neturi Mišelino žvaigždutės, bet Mišelino rekomendacija. Va taip atrodo. Čia vienas iš žinomiausių muziejų Ho Chi Mine. Vadinasi natūralios medicinos. Pats muziejus, prasme pastatas, koks, tiesiog nerealus. Labai gražiai, labai įdomu, labai viskas senoviška. Labai, visokių mažiukų statulėlių. Ir labai karšta beje, kažkur apie 32 laipsniai, o rytoj jau naujieji metai. Tai va. Gruodžio 31. Jokūbas eina bubble tea. Ho Chi Minas mums labai patinka. Švęsim šiandien naujuosius metus. Vis dėlto šiandien naujieji metai ir nusprendžiau, kad vis tiek reikia ir puošniai atrodyti ir
pasipuošti ir gražią šukuoseną turėti. O grožio salonas man sako, kad tai davai, mes tau padarysim šukuoseną. Sakau, kiek? Sako, 80 000. Čia apie 2,5 eurų. 2,70. Sakau, gerai, davai, tai parodysiu jums galutinį rezultatą. Volia! Ir štai mes pasiruošę švęsti naujuosius. Pas mus už 2 valandų jau naujieji metai. Su naujaisiais metais! Woo! Nu, sausio 1. Naujieji metai. Šiandien truputį šalčiau nei vakar. Kažkur apie 30 laipsnių, 29. Hočiminas man labai patiko. Turbūt iš didesnių miestų, kur buvom, turbūt labiausiai. Jokūbui irgi. Jisai tiesiog dabar pasiliko namie pailsėti, o aš nuėjau porą reikalų pasidaryti. Ir rytoj mes išvažiuojam į Kambodžą. Labas rytas. 6 ryto ir štai ir baigėsi... Oi, kažkaip mano, pažiūrėk, mano ranka dvigubai didesnė. Baigėsi mūsų kelionė po Vietnamą. Viskas, judam į autobusą, važiuosim į Kambodžą, į Phnom Penh. Iki. Nu tai sveiki. Kon jūs? Žodžiu, rytoj bus lygiai mėnesis, kaip mes išvažiavom iš Lietuvos ir mėnesį keliavom po Vietnamą. Tai norėjome čia truputį jums viską rezumuoti, kaip ir kas. Paskutinė stotelė Vietname buvo Hočiminas, buvęs Saigonas. Tenais nelabai daug ką esam jums nufilmavę. Tačiau aplankėm ir karo muziejų ir šiaip... Sutikom naujaką. Sutikom naujaką, jo. Nu taip, bet viskas taip labai ramiai, fainai, tenais per daug nepervargom. Ir visą mėnesį aš manau, kad mes per daug labai nepervargom, visur apsistodavom po 5-6 naktis. Tai tas keliavimas toks nevarginantis ir lėtas. Bet šiandien kaip tik ir pagalvojau, kaip fainai, kad nesam kažkokie pavargę, nes dabar kaip tik Kambodžoje bus labiau aktyvesnis tas keliavimas, kadangi čia gerokai brangiau negu Vietname, tai kažkaip manom, kad reikėtų biškį aptrumpinti Kambodžą, tai čia gausis apie 2 savaitės ir tada šoksim į Laosą. Ir tai va turbūt nesam pavargę iki to taško, kol nepradėsim kas 2 dieną kraustytis. Bet kaip pirmiam mėnesiui, kaip apšilimui, aklimatizacijai, manau, viskas normaliai ir finansiškai labai skaudžiai nenusiskausminom. Pasirinkę tokį keliavimo būdą, išleidom per mėnesį apie 3000 eurų, neskaitant lėktuvo bilietų. Tai manau, viskas faina. Aplankėm kiek 5-6 miestus Vietname. 6. Tai ir nuo šiaurės iki pietų. Nuo šiaurės iki pietų.
Ir visur važiavom žemės transportu, kaip matėt, traukinukai, autobusai. Tai šiaip toks tikslas ir yra, kad neskraidyti su lėktuvais, kiek tik tai bus įmanoma ir visur keliauti žemės transportu, kad viską pamatyti ir niekur neskubėti. Taip, bet šiaip po Vietnamo tikrai labai toks malonus poskonis. Ir mes, aš vis tiek pasakysiu, kad kur dabar mes jau esam Pnompene, mes tik atvažiavom prieš 3 valandas Kambodžoj, bet tai po viso Vietnamo toks poskonis tikrai malonus ir jau matosi, kad jau skiriasi, jau matai tą kažkokį skirtumą. Tai jau kitam video papasakosim, parodysim daugiau Kambodžos. Tai jo, manau, kad kadangi biškiai aktyviau keliausim, labiau skirtingų filmuosim įdomių lokacijų, experience. Tai ką, laikykitės ir laukite sekančio video. Visą gerą. Iki.